Eglučių apžvalga, šiandieną Jonava. Pasižiūrėkit, Jonavo Joninių slėny jau tokia eglė stovi. Jau ją galėčiau aptarnėti, bet kadangi ne pagrindinė, aš laiko negaišiu. Iki Eglučių parką, tada prie eglės pagrindinės. Važiuojam. Kaip ir kiekvieni metai, Eglučių parke man labai patinka. Mėlynų, raudonų, visokių spalvų. Išsirinkit tik tai savo favoritą. Eglė, kuris sūkas, bet išjungtos girliandos, nieko neprimena. Eglė išjungta. Pizdėts. Primena. Ir štai pagrindinė eglė. Va vėl gyvūnai aplink eglę, kažkuriais metais stirnas, va dabar jau ir ežiukų atsiradę. Jie va kaip balioniukai atrodo ant eglės raudoni. Gerai, kad ne kontrabandiniai, o kontrabandinių man jau biški per daug, Ruginienė. Gal net pastabų mano pradėjo klausyti miestui, kur nuvažiuoji, ten atrodo pasitaiso. Nelabai daily mano mama, žinokit, morkas išpjausta panašiai ant mišrainės. Pastangų čia, žinokit, jo haidėjai. Va iš iškūtė į voverūtę į peledžiukus, peledžiukų grupiai darželį būdavau, tai man jau labai širdžiai miela eglė. Jeigu Jonavos eglė būtų daina, tai būtų šita. Boružėlė septintaškė, la 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 la, panaši į mažą braškę, la 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 la. Rašykit komentaras, kaip jums Jonavos eglutė. Man šiemet labai patiko Jonavutė. Arrivederci.